Trečias žingsnis, kaip parduoti butą patiems. Tai yra buto paruošimas. Tai butą paruošti galite ir įvairiais būdais. Tai pirmas tikriausiai būtų buto perdažymas, jeigu reikia. Tai yra, jeigu pas jūs yra spalvotos sienos, kažkas nedabaigta, ar vamzdžiai top toliau dažnai būna apibėgę, tai perdažyti vamzdžius ir sienas, tai visų pirma pakels jūsų buto lygį ir jisai jau visai kitaip atrodys rinkoje, dėl ko pas jūs ateis daugiau klientų ir dėl ko galėsit pakelti kainą. Kitas dalykas, tai yra buto nuasmeninimas. Butas turi atrodyti kuo labiau kaip viešbutis, kad būtų kuo mažiau jūsų daiktų, jūsų atsiminimų, o tai būtų paruoštas butas naujiems gyventojams. Ir trečias dalykas yra buto išvalymas. Tai išvalykite tiesiog butą, jeigu nori, galite pasisamdyti ir valytoją, kuris tvarkingai viską išvalys. Tai yra labai svarbu, nes viskas atrodys šviežiai, naujai ir gaiviai, o visada yra smagu ateiti į namus, kurie yra švarūs.